patarimai ir apžvalgos. 5 dalis. Sveiki, su jumis Martynas Jokubauskas. Prieš pradėdamas norėčiau priminti, kad niekas nežino Google algoritmo, atgalinės nuorodos tiesiogiai veikia jūsų rezultatus paieškoje, nėra veiksmo be pasekmės, prieš atlikdami nežinomus SEO veiksmus konsultuokite su SEO profesionalais. Šiandien pradedu 5-ąją SEO patarimų ir apžvalgų seriją, kurioje nagrinėsiu PageRank temą. Pradėsiu nuo to, kas yra PageRank parametras, kaip jis nustatomas, kaip jis siejamas su SEO, kaip reikėtų vertinti PageRank pokyčius, kada atsinaujina šis parametras ir kaip padidinti puslapių PageRank reikšmę. PageRank tai Google paieškos parametras, pagal kurį yra nustatomas svetainės puslapio svarbumas internete. Kiekvienas svetainės puslapis turi savo PageRank reikšmę, kuri gali būti jokia arba nuo 0 iki 10. Kuo didesnis PageRank, tuo svarbesnis puslapis yra internete. Tačiau iš tikrųjų kiekvienas puslapis yra vertinamas nesuapvalintų PageRank skaičiumi. Paaiškinsiu. Galutinis PageRank parametras yra grubiai suapvalintas. Google jį mato kiek kitaip, nes sudėtingas PageRank algoritmas skaičiuoja kiekvienos nuorodos svorį po kableliu, o gauta suma niekada nebūna lygi sveikam skaičiui. Tai, kas rodoma po PageRank atnaujinimo, vertinama tik 10-balėje skalėje. Kalbant, iš kur atsirado PageRank, tai PageRank proceso patentas iš tikro priklauso Stanfordo universitetui. Nors šio proceso autoriai yra Google įkūrėjai Larry Page'as ir Sergey Brinas su keliais kitais inžinieriais, tačiau Google įsigijo išimtinės licenzijos teisės į šį algoritmą iš universiteto už 1,8 milijono Google akcijų, kurios 2005 buvo parduotos už 336 milijonus JAV dolerių. Taigi, PageRank parametro algoritmas pakankamai yra vertingas pačiam Google'ui. Bet kokia nuoroda iš bet kokio puslapio kelia jūsų svetainės puslapio PageRank parametrą, išskyrus nuorodos, kurios naudoja nofollow žymą. Bet kokiu atveju yra didelis skirtumas, kokį PageRank svorį perduoda kita svetainė į jūsų svetainę. Tai priklauso nuo puslapio, pavadinkime jį puslapiu A, kuriame yra nuoroda į jūsų puslapį, pavadinkime jį puslapiu B, PageRank parametro ir nuorodų skaičiaus iš puslapio A į išorinius kitus puslapius, tarkim C, D ir E. PageRank parametras skaičiuojamas įeinančiomis ir išeinančiomis nuorodomis. Kuo daugiau nuorodų ir iš aukštesnio PageRank puslapių ateina ir kuo mažiau šiame puslapyje išeinančių nuorodų, tuo didesnė tikimybė šiam puslapiui laikui bėgant gauti didesnį PageRank parametrą iš Google. Yra toks išsireiškimas kaip SEO sultis, kurios reiškia jūsų puslapio autoritetą. Kiekvienas svetainės puslapis turi savo balso reikšmę. Balsu galime vadinti atgalinę nuorodą į išorinį puslapį. Kiekvienos nuorodos reikšmę galima įvardinti skaičiumi. Schemoje matote, kaip taip vadinamos SEO sultis gaunamos iš išorės ir jos padalinamos tiek vidiniams puslapiams, tiek išoriniams. Viskas veikia piltuvėlio principu. Turite skaičiuoti, kiek balsų gaunate ir kiek atiduodate. Nuo to priklauso puslapio kokybė. Skaidrėje panaudotame paveikslėlyje matote, kaip nuorodos gali būti vertinamos balais, kaip puslapiai tuos balus susirenka ir kaip juos atiduoda. Bet čia labai primityvi schema. Pereikime prie to, kad PageRank parametrui tikrinti yra daugybė įrankių. Tačiau visai neseniai, vykusio PageRank atnaujinimo metu, pastebėjau, kad dauguma šių įrankių tiesiog nerodė pačio PageRank parametro. Praėjus kiek daugiau nei savaitę, vėl visi įrankiai pradėjo veikti kaip įprasta. Gaila, kad naudojamas Firefox įskiepis SEO Quake iki šiol nerodo PageRank parametro reikšmės. Į Google paiešką įvedus paieškos frazę PageRank checker rasite daugybę nuorodų. Čia pateikiu vieną standartinę svetainę, kurios pagalba galite patikrinti puslapį PageRank ranką. Taip pat nepamirškite, kad yra sukurta daugybė įskiepių į interneto naršyklės, kurie parodo puslapio PageRank parametrą tik apsilankius puslapyje. Vieną iš įdomesnių įrankių galiu paminėti PageRankResearch.com, kurio pagalba nurodžius tik domeną, paieškos algoritmas suras visus domene esančius puslapius ir kiekvienam iš jų pateiks PageRank parametro reikšmę. Tiesa, šis įrankis dar prieš savaitę bandant tikrinti svetainę neveikia. Panagrinėkime, kokiagi PageRank įtaka yra jūsų SEO rezultatams. Dažnai tenka girdėti, kad užtenka tik pasiekti aukštą PageRank parametrą optimizuojamam puslapiui ir paieškos rezultatuose šis puslapis bus reitinguojamas aukščiau už kitus. Deja, taip nėra ir tuo jau nekartą teko įsitikinti. PageRank yra tik vienas iš parametrų, pagal kurį Google reitinguoja svetaines.
tačiau į jį reaguojama tik kaip į tam tikrą signalą ir tai nėra galutinis parametras, nulemantis, kurioje pozicijoje atsidurs jūsų svetainė. Kitu atveju, pagal visas raktinės frazes reitinguotųsi tik interneto autoritetai pagrindinėse pozicijose. Iš kitos pusės, jau nekartą Google oficialiai pareiškė, kad PageRank parametras turi vis mažesnę reikšmę reitingavimo algoritmui. Tai tuomet, kokiegi šio parametro reikšmė SEO rezultatą? Pirmas dalykas, PageRank parametras nurodo išorinių nuorodų kokybę. Jei jis didelis, išorinės nuorodos yra kokybiškos ir autoritetingos. Jei sukūrėte 1000 nuorodų, o PageRank parametras žemas, reiškia nuorodos yra visiškai nekokybiškos. Kuo aukštesnis svetainės puslapių PageRank parametras, tuo didesnį autoritetą ši svetainė turi. Kaip minėjau, pirmame SEO patarimų ir apžvalgų serijoje, autoritetas svetainės reitingavime lemia apie 25%. Todėl siekti aukštesnio rezultato laikui bėgant tikrai reikia ir verta tai daryti, bet ties tuo koncentruotis nesiūlyčiau. Geriau šis parametras tegul užauga natūraliai. Tai kaip vertinti PageRank pokyčius iš SEO pusės? Kadangi PageRank parametras gali tik padidėti ar sumažėti, vertinimus siūlyčiau paskirstyti taip. Jei PageRank sumažėja, tuomet reikia suprasti, kad anksčiau sukurtos ir turėtos atgalinės nuorodos praranda savo autoritetą, o tai lemia ir jūsų PageRank kritimą. Mano siūlymas sukurti daugiau autoritetingų nuorodų jūsų puslapį iki naujo PageRank atsinaujinimo. Autoritetingų turiu omeny su aukštesniu PageRank parametru. Antra, galima numatyti, kad nuorodos turėjusios autoritetą, kurios nurodydavo jūsų puslapį, buvo panaikintos ir neperduoda savo balų į jūsų puslapius. Sprendimas tas pats, kaip ir minėjau anksčiau. Trečia, naujai sukurtos nuorodos turi neigiamą poveikį. Galbūt Google šias nuorodas užskaitė kaip neigiamas ir neautoritetingas, todėl reiktų peržvelgti turimas nuorodas ir panaikinti pagal galimybės nereikalingas. Jei PageRank padidėja, vadinasi pasirinkta naujų nuorodų kūrimo strategija pasiteisina. Toliau tęskite tai, ką darėte. Taip pat galima daryti išvadą, jei papildomai nekūrėte atgalinių nuorodų, kad išaugo buvusių nuorodų autoriteto lygis, kuris automatiškai pakėlė ir jūsų svetainės lygį. Kitas svarbus klausimas. Kadagi yra atnaujinamas PageRank parametras? Dauguma šaltinių teigia, kad atnaujinimai vyksta kas 3-4 mėnesius. Kartais pasitaiko, kad šie atnaujinimai vyksta ir dažniau. Kitas dalykas, kad skirtingose Google serveriuose kartais šie parametrai atvaizduojami nevienodai, bet yra daugybė įrankių internete peržiūrėti jūsų puslapių PageRank parametro reikšmę skirtingose Google serveriuose. Kągi reiktų žinoti apie etapą prieš atsinaujinant PageRankui? Pastebėjome, kad prieš atsinaujinant PageRank parametrui dažniausiai optimizuojamų projektų pozicijos nukrenta paieškoje, o po atsinaujinimo dažniausiai rezultatai pagerėja. PageRank parametrą reikėtų sekti ir jo pokyčius reaguoti kaip į rodiklį, kuris nusako, ar pasirinkta autoriteto kūrimo internete strategija veikia. Ir dažniausiai kylantis klausimas, kaip padidinti puslapio PageRank. Viskas iš principo paprasta, kalbant apie PageRank didinimo strategiją. Į konkretų svetainės puslapį turite gauti daugiau atgalinių nuorodų iš puslapių su dideliu PageRanku. Svarbiausia, kad tame puslapyje būtų kaip įmanoma mažiau išorinių nuorodų ir užtikrintumėte gerą savo nuorodos poziciją tame puslapyje, bei kad jūsų nuoroda šiame puslapyje išliktų mažiausiai 1 metus. Tik tokiu atveju iš nuorodos gausit papildomos naudos. Kaip matote iš schemos, pakilti tarkim iki PageRank 7 lygio yra tikrai įmanoma, tačiau aukštesniam PageRank parametrų gauti turėsite sukurti projektą, kuris bus žinomas visame pasaulyje. Kalbant apie nuorodų skaičių ir iš kokio PageRank puslapio reikėtų gauti šią nuorodą, galite pamatyti šioje lentelėje. Tiesa, dauguma tokių lentelių yra spėjimai ir mes patys jos nesudarėme. Tačiau jose yra dalis tiesos ar bent jau orientacija, ko reikėtų siekti. Bet kokiu atveju dar kartą pasikartosiu. Neužsiciklinkite ties PageRank parametrų savo SEO strategijoje. Tai tik vienas iš daugelių parametrų, į kurį reaguoja Google reitinguodama interneto svetaines. Štai ir 5 SEO patarimų ir apžvalgų dalies pabaiga. Lauksiu jūsų komentarų prie šio video. Tikiuosi praleistas laikas buvo naudingas ir jei jums patiko išgirsta informacija, tiesiog prašau palaikinti ar papliusinti ar pasidalinti šiuo įrašu su draugais ir kolegomis. Ir trumpai pristatysiu, kągi matysite 6 SEO procesų patarimų ir apžvalgų dalyje. Nagrinėsiu temą SEO mobiliam internetui. Bus atlikta skirtumų apžvalga. Ir be abejo atsakysiu į jūsų dažniausiai užduodamus klausimus gautus elektroniniu paštu. Tiesa, dauguma klausimų neturi vienareikšmio ir trumpo atsakymo, todėl pagal galimybės į kai kurios klausimus atsakome paruošdami atskirą SEO video apžvalgą. Taigi, kitas video įrašas
pasirodys beveik po mėnesio, tai yra lapkričio 16 dieną. Jei norite, kad atsiųsčiau jums priminimą, kai tik bus išleistas naujasis video, tiesiog nurodykite savo vardą ir pašto adresą. Taip pat galite pasiūlyti savo temas kitoms SEO apžvalgų dalims. Čia pateikiu šaltinius, kuriais naudojausi, kurdama šią prezentaciją. Ir lauksiu jūsų elektroninių laiškų su klausimais adresu martynas@seotyrimai.lt. Iki kito susitikimo.